Sveiki, visi prisijungė prie kanalo Pats sau meistras ir šiandien apžvelgsime didžiausio siurblio iš Lidlo Parkside įmonės galimybės. Šitai yra 30A1 modeliukas, būtent jisai yra pats didžiausias iš siūlomų siurblių, jis yra 10, 20 ir 30 su 30 litrų talpa. Na ir pasižiūrėsime, ar tikrai šitas siurblys gali siurbti praktiškai bet ką. Deklaruojama, kad jisai gali siurbti vandenį ir tai yra sauso ir drėgno valymo siurblys, tai yra gali siurbti ir dulkes, ir statybinės šiukšlės, ir vandenį. Na, šiandien mes ir pasižiūrėsime, ar tai yra tiesa ir kaip jisai susiduria su tuo. Siurblys turi įvairiausius antgalius, kuriuos galima jungti prie teleskopinės lazdos, kuri padaryta iš nerūdijančio plieno ir ganėtinai patogiai sėdi rankoje. Vienintelis dalykas, šitas teleskopinės rankenos antgalis, skirtas orui nuorinti, iš tikrųjų veikia neypatingai gerai ir dažnai neužsifiksuoja. Tai siurbiant jisai šiek tiek juda ir praleidžia orą. Tai va, bet šiaip globaliai nėra labai didelė bėda. Turi rozetę skirtą įrangai pajungti. Tai yra, jeigu jūs kažką pjaunate, įjungus būtent į šitą lizdą savo įrenginį, nustačius norimą galingumą ir perjungius ant šio režimo, tai siurblys automatiškai įsijungia, kai jūs paleidžiate, tarkim, elektrinį oblių ar pjūklą ar dar kažką, tai kuris turi išsiurbimo funkciją, tai labai patogu. Va, turi mygtuką, kuris išvalo filtrą. Tai reiškia, šitas mygtukas be abejo veikia tik tai tada, kada siurblys įjungtas yra. Tai sukrečia filtrą, kad nuo jo nukristų dulkės. Siurblio viduje statosi filtras. Popierinis šiuo metu stovi, jisai labai lengvai nusiima, štai, ir taip pat lengvai užsistato. Keičiasi irgi lengvai, tiksliau maišas, ne filtras siurbimo, o prie pačio siurblio jungiasi toksai filtras, kuris neleidžia siurbiant vandenį patekti į variklį vandeniui. Dar šitas siurblys turi labai gerą dalyką, tai yra išpūtimą. Perjungiu žarną štai prie kitą visiškai angą, į šią angą. Siurblys veikia kaip pūstuvas. Tai va, tai su juo galima nusipūsti lapus ar išsipūsti dulkes iš po lovos, tai irgi labai patogu. Na ką, ir pasižiūrime, kaip jisai siurbia. Pirmąją mūsų testui mes naudosime paprastas žemes. Štai va tokią krūvelę mes prisipylėme žemių, čia iš tikrųjų nėra jų mažai. Ir kągi, jungiame siurblį ir žiūrime, kaip jisai veikia. Na, su žemėmis jisai iš tikrųjų susitvarkė nuostabiai, galios turi daugiau negu reikia ir netgi be antgalio matėsi, kaip žemės iš tikrųjų traukiasi prie jo. Na, iš tikrųjų labai smagiai šitoj vietoje jisai sudirbo. Pasižiūrime, kaip truputėlį susitvarkys su didesnėm šiukšlėm. Pabėrėme truputėlį didesnių šiukšlių ir uždėjome antgalį, klasikinį antgalį, kuris eina į komplektaciją, platus, kuris dažniausiai ir naudojamas būtent prie visų šių darbų. Na ir žiūrime, ar su tokiom stambesnėm šiukšlėm, nuorūkom, drožlėm, stambesnėm jisai susitvarkys.
Na, kaip matome, ir su didesniems šiukšlėmis susitvarko be didesnės problemos. Be abejo, pats antgalis kažkiek tai užsikemša, nes siaura anga, bet didesnė šiukšlė sunkiau praeina. Bet iš esmės tai viskas susiurbė be didesnių problemų. Taigi matėme, kaip siurblys puikiai susidorojo su smulkesnėm ir stambesnėm šiukšlėm. Nestipriai kišosi. Jo 1500 W variklio puikiai užtenka ir galios tikrai jisai turi per akis. O dabar pamėginkime pasižiūrėti, ar tikrai jisai gali siurbti vandenį ir naudoti jį kaip siurblį. Vandenį skystam, šlapiam siurbimui. Tam, kad galėtume siurbti drėgnus paviršius arba vandenį, reikia atlikti keletą labai nesudėtingų veiksmų. Tai visų pirma, išsiimti filtrą. Tai nuimame dangtį. Ištraukime filtrą. Štai koksai didžiulis iš tikrųjų yra filtras pas šitą siurblį. Ne veltui sakoma 30 litrų, tai tikrai milžiniškas filtras. Taigi, turime tuščią dėžę, tuščią bačką iš nerūdijančio plieno. Dedame atgal mūsų siurblį, fiksuojame jį. Užfiksavome ir siurblys paruoštas yra siurbti vandenį. Štai paruošėme apie 10 litrų vandens, nuimėme antgalį, kad būtų geresnė trauka ir pasižiūrime, kaip jisai dirbs su vandeniu. Jungiame siurblį. Na štai, iš tikrųjų matome, kad siurblys susidorojo puikiai, visiškai sausai išvalė ir visas šitas vanduo turėtų atsidurti čionai. Na ir pasižiūrime dabar, ar taip iš tikrųjų ir nutiko. Nuimame. Štai kur atsidūrė mūsų visas vanduo, nieko per šoną neištekėjo. Turime nuleidimo klapaną, štai čia, ir vandenį iš tikrųjų išsiurbė, labai gerai, sakyčiau. Apie 10 litrų vandens labai greitai papuolė į nutekėjimo angą. Taigi, mūsų filtras laikosi puikiai, nieko jam neatsitiko, jisai sulaiko ne tik dulkes, bet ir purslus vandens, tai galima drąsiai naudoti, dar galima naudoti, ten būna visokiausios kempinės, bet praktika parodė, kad jos tikrai nėra būtinos ir variklis veikia puikiai ir be jų. Ir kągi, apibendrinimui galima pasakyti, kad šis didžiausias Lidlo siūlomas parksaidinis siurblys tikrai vertas dėmesio, vertas smulkių statybininkų dėmesio, kaip prekė, kuri tikrai pasižymė žema kaina, turi didelių siurblių funkcijas, ir nenaudojant nuolatos, pastoviai, tikrai galima juo naudotis ilgą laiką. Kągi, ačiū visiems, kad žiūrėjote Pats sau meistras.
Jeigu patiko video, spaudžiam like mygtuką, subscribe, kad nepraleisti artimiausių išeinančių kitų video, o su jumis susitiksime jau visai netrukus prie kitų apžvalgų ir testų. Gerą vakarą visiems!